dėl kelionės lapų formavimo transporto kontrolės sistemoje. Tai interneto naršyklį įvedat ecofleet.com šitą adresą. Enter. Prisijungti, čia jūs suvedat savo vartotojo duomenis, pašto adresą, slaptažodį transporto kontrolės sistemos ir spaudžiat prisijungti. Toliau ataskaitos. Skirelis čia prieš paskutinis tam pirmesniam meniu. Ir čia iš eilės turit pasirinkti urėdijos kelionės lapas A, periodą išsirinkti, čia praeitą mėnesį pasirinksiu. Ir čia aš nuimsiu visas mašinas, pasirinksiu tik vieną. Jeigu pas jūs viena, tai varnelė ant vienos mašinos. Ir čia apačioj sukurti ataskaitą. Dabar dešinėje pusėje apačioj yra 3 būdai išsitraukti ataskaitas. Pradėsiu nuo paskutinio. Paskutinis, tai paspaudus jį, suformuoja čia naujam naršyklės skirtuke patį kelionės lapą ir jį galima pasižiūrėti ir atspausdinti. Atspausdinti, čia spausdinimo mygtuko nėra, tai yra tokia kombinacija CTRL mygtukas ir jį laikyti ir paspausti P, Ctrl P. Ir tada tokiu būdu galima atsispausdinti. Čia per 2 lapus šitas kelionės lapas ir spaudžiam spausdinti. Gerai. Atšaukti padarom. Dabar uždarau tą skirtuką. Antras yra galimybė išsaugoti PDF formatu. Spaudžiam ir čia kairėje pusėje apačioj matom, kad išsaugoja PDF formatu ir jį galima kam nors išsiųsti arba atsidarius irgi peržiūrėti ir atspausdinti, bet negalima nieko redaguoti. Kartus paspaudžiu, mano atveju atidarė naujam interneto naršyklės skirtuke, galima pasižiūrėti ir arba su Ctrl P užsikviesti spausdinimo funkciją, arba dešinėje pusėje viršuj spausdinimo mygtukas, paspaudžiu ir atsispausdinu. Uždarau. Mums yra reikalingiausias tai šitas žalias, tai išsaugojimas lentelės pavidalu. Spaudžiu ir čia išsaugoja, suformavo XLSX dokumentą, tai yra lentelės pavidalo dokumentas arba Excel formatas. Ir toliau 2 kartus tiesiog spaudžiu, tai daro, tai aš truputėlį per čia tą trikampiuką rodyti, kad išsaugoti, kad atsidaryti su programa, kurią pagrindinėse kompiuteriuose naudojate. Excel. Čia galim trikavimą. Tai turim šitą kelionės lapą. Padėtis kulščias lapas. Gerai. Dabar jis nėra toks jau iki galo suruoštas, reikia jį dar rankiniu būdu šiek tiek atvesti iki pabaigos. Kelionės lapo numerį, aišku, galite vėliau su rankais rašyti, bet aš čia parodysiu, kad va čia, 2 kartus paspaudžiat tos, va čia viršui. Ir struktūra yra numerio tokia, kad metai, numeris, čia aš matau apačioj, kad yra J760 ir 06. Tai yra birželio mėnuo. Kelionės lapas už birželio mėnesį. Dabar va čia nesimato maršrutų. Reikia pasidaryti, kad tie maršrutai matytųsi. Jie yra čia pasislėpę. Tai reikia pasižymėti eilutes ties skaičiais. Ir dabar čia norėtųsi paspausti 2 kartus ir tada Excelis turėtų išplėsti pagal
pagal teksto kiekį langelį, bet čia va, to nepadaro. Kaip nekeista, nežinau kodėl kol kas. Jeigu bus kažkoks sprendimas, tai praneščiau. Tai tada tiesiog va, taip vieną plečiam, kiti plečiasi ir kai jau matom, kad matosi tie maršrutai, taip ir paliekam. O kurie yra jau tokie labai išplėsti ir tušti, tai juos tiesiog paimkim ir pasiaurinkim. Toliau degalų sunaudojimas. Čia yra, pas mus būdavo apačioje, lentelės apačioje, čia yra dešinėje lentelės pusėje. Generalinės tokia forma buvo patvirtinta ir dabar jau reikalauja, kad būtų pildoma iš transporto kontrolės sistemos, formuojama ir supildoma iki pabaigos. Tai va čia degalus dešinėje pusėje, suvedat, kokie reikalingi, kokie turi būti. Čia kai ką reikės suskaičiuoti ir rankiniu būdu, bent kol kas. O čia nukrypimus tai paskaičiuos automatiškai. Odometro parodymai čia yra apačioje lentelės. Aš esu 5, tarkim, 1000 ir 5,9. Va, nukrypį paskaičiavo ir spausdinam. Dabar dėl spausdinimo yra toksai niuansas, kad čia, tarkim, jeigu per failas ir spausdinti, netelpa visa lentelė, tai čia reikia per puslapio parametrus pamažinti mastelį, taikyti prie 95, tarkim, ir čia matom, kad sutelpa. Pasižiūrim, kiek čia į du lapus telpa. Telpa į du lapus, tik tai trečią prikabina tuščią šiuo atveju kažkodėl tai. Gal net daugiau. Tada dar biškį mastelį pamažinam, gal dar bus geriau. Ne, vis tiek papildomą lapą prikabina. Ir atsispausdinam. Viskas. Tiek dėl kelionės lapų. Dar parodysiu, o kaip ne su Exceliu, o su LibreOffice. Nes dalis naudojat LibreOffice. Tai čia 2 kartus atsidaro su Office alternatyva LibreOffice, kuri yra nemokama šiaip. Ir čia kaip nekeista, net biškį patogiau yra, kad pažymėjus eilutes ir paspaudus 2 kartus, jis išplečia pagal plačiausią. Ir dar kartą pasižymėm ir padarau dar šriftą, kad pamažinu. Gali taip dar labiau sutalpinti lapus. Taip pat supildom visus duomenis ir spausdinam. Čia spausdinas bus peržiūra, va čia irgi netelpa. Čia LibreOffice irgi paprasčiau padaryti tą sutalpinimą. Tai čia yra iš karto tiesiai mastelio to koeficiento įrankis. Ir čia minusą paspaudus, šiek tiek iškart matom sutelpa, ir sutelpa į 2 lapus, tvarkoj, spausdinant iš karto. Tai tiek dėl kelionės lapų.